Taigi, pradedam antrą savaitę. Šiandien yra rugpjūčio 8, jau savaitę pragyvenęs mašinoj, tai turiu šiek tiek daugiau patirties ir galiu sudaryti tikslesnį planą. Dienotvarkės per daug neliesiu, nes šią mašiną gyvenant nelabai gaunasi jo sekti, bet limituosiu, kiek laiko praleidžiu video montavimui. Taip pat geriau paskirstysiu prioritetus ir nešokinėsiu prie keletos video montavimo vienu metu. Dėl video ilgumo čia reikės palaukti jūsų nuomonės, bet galimai bandysiu savaitės video padalinti į 2 dalis. Kadangi jau šią savaitę pradėsiu dirbti su KDP Reci, tai galimai pamatysim pirmą uždarbį ir manau būtų puikia proga išsikelti tikslus. Pirmas ir pagrindinis tikslas, manau, būtų buto nuoma. Šiek tiek apžiūrėjau esamus skelbimus ir juose man tinkamų variantų nuomos kaina svyruoja tarp kažkur 300 ir 400 eurų per mėnesį ir panašu, kad visi reikalauja bent 2 mėnesių depozito bei susimokėjimo už einamąjį mėnesį. Tai mums reikėtų turėti daugiau nei 3 mėnesių nuomos sumą. Kadangi beveik visi nori, kad sutartis būtų sudaroma bent 12 mėnesių, manau geriausia būtų pasirinkti šiek tiek brangesnės nuomos butą. Nes gyvenamosios vietos išvaizda turi įtaką tiek nuotaikai ir pačiam produktyvumui. Tai 400 eurų butui mums reikėtų turėti apie 1200, kad susimokėtume už depozitą ir pirmo mėnesio nuomą. Tačiau išlaidos ties čia nesibaigia, nes prie to pačio mums reikia turėti pakankamai pinigų ir mokesčiam, internetui bei maistui. Greičiausiai reikiama suma bus surinkta labiau lapkričio, gruodžio mėnesį, tai mokesčius reikėtų paskaičiuoti pagal žiemos sezoną, kas tikiuosi neviršė 150 eurų į mėnesį, o internetas bus apie 15 eurų. Per praeitą savaitę išleidau beveik 45 eurus maistui, tai galime sakyti, kad sugebėčiau prasimaitinti už 200 eurų per mėnesį. Visą tai sudėjus, pirminis tikslas prieš priimant sekančius žingsnius yra turėti 1565 eurus. Antras labai svarbus tikslas yra pakankamai geras kompiuteris darbui. Maniau, geriausia būtų pirkti naudotą, kad šiek tiek sutaupyti, o vėliau bus galima nupirkti ir naują, dar galingesnį kompiuterį. Manau, kad šito viso setupo kaina įskaičius ir monitorius, ir klaviatūrą, pelę bei ausinės bus apie 500 eurų. Teoriškai iš buto man nėra tiek daug naudos, jeigu neturiu kompiuterio, o prisidėtų labai didelės išlaidos. Taigi, jeigu turėsiu pakankamą sumą butui, bet ne kartu ir kompiuteriui, o dar nebus atėję šalti orai, tai manau pasiliksiu mašinoje, kol nesurinksim abiem tikslam, kas yra 2365 eurai. Finansinių tikslų šiuo metu turime pakankamai, dabar galime pakalbėti apie darbo tikslus. Šiandieną vis dar praleisiu pabaigdamas montuoti praeitą savaitę nufilmuotus video, tai šios savaitės man bus likę tik 6 dienos. Kadangi labai senai dirbau su KDP bei dirbsiu su iPad'u, o ne kompiuteriu, kaip esu pratęs, tai manau darbo našumas tikrai nebus labai įspūdingas. Bet šią savaitę vis tiek stengsiuosi padaryti ir įkelti bent 10 knygučių. Etsy bus naudojamas pardavinėjant tų pačių knygučių skaitmeninės versijas, tai lygiai toks pat tikslas ir su Etsy. YouTube tikslų šiai savaitė dar per daug neusibrėšiu, bet pagrindinis tikslas yra montuoti po vieną video vienu metu, nešokinėti tarp keletos video. Tenksiuosi įkelti po vieną video per savaitę, galimai suskaidysiu savaitės video į 2 dalis, tai būtų 2 video per savaitę. Taigi turime visą krūvą tikslų, bei turime 194 eurus ir 91 centą mūsų biudžete. Žinant, kad mūsų tikslas yra 2365 eurai, tai esame pasiekę kažkur 8-9 procentų savo tikslo. Ir atsižvelgiant į tai, kad praeitą savaitę uždirbome minus 45 eurus, tai šią savaitę turėsime rimtai pasistengti. Šią naktį miegojau Megos lauko aikštelėje, o rytyje čia persistačiau, bei šiek tiek pamontavau video. Dabar, manau, einu į salę pasportuoti, išsimaudyti, pakrauti powerbankus, nueisiu nusipirkti kažką pavalgyti ir toliau tęsiu montavimą. Powerbankų pilnai nekrausiu, tik tiek, kad užtektų šiandienos naudojimui, nes kalbėjau su mama, paprašė manęs, ar galėčiau atvažiuoti padėti nupjauti žolę. Tai ryt važiuosiu pas mamą, gausiu pavalgyti, pilnai pasikrauti powerbankus, išsiskalbti drabužius, galimai ten pasiliksiu ir nakvoti. Tačiau dėl to atkrenta nemaža dalis iš dar vienos mano darbo dienos, tai pasiekti išsikeltus tikslus bus dar sunkiau.
Mama nežino, kad gyvenu mašinoje. Esu pasakęs, kad išsinuomavęs butą, tik dabar neveikia skalbimo mašina. Tai gal bus tinkama priežastis, kodėl atsivežu skalbinių. Gal pavyks taip susitarti dar ir kitai savaitai, bet geriau netęsti to, kad nesukelčiau įtarimų. Manau, per ilgai šio video netęsiu ir einu į salę pasidaryti kojas. Šį kartą nefilmuosiu, nes salėje daugiau žmonių bus tokią valandą. Nemėgstu filmuoti prie daug žmonių aš. Nemalonu tiek man, tiek žmonėm, kurie ne savo norų papuola į kadrą. Palinkėkit man sėkmės, nes po kojų dienos galimai galiu ir negrįžti. Šiandien yra rugpjūčio 11, sekmadienis. Buvau aplankyti draugą, tai dabar iš draugo važiuoju į salę. Tai galvoju, puikiai proga būtų pakalbėti apie ką nuveikiau per paskutinės keletą dienų. Prieš porą dienų buvau pas tėvus, nupjoviau žolę, skaniai pavalgiau, pasikroviau powerbankus, išsiskalbiau drabužius ir išsimiegojau lovoje. Šiaip tai, man atrodo, jau pripratau miegoti mašinoj, nes ganėtinai sunku, kai užmigau aš ten lovoje. Ta diena dar kaip tik šiek tiek padirbau. Vakar pasidariau 2 knygutes, kurias įkėliau šiandien iš ryto. Šiandien irgi daugmaž pabaigiau 2 knygutes, tai nežinau, turbūt gal po salės pabandysiu įkelti, gal nukelsiu rytdienai šitai. Rytdienai planuoju dar 2 knygutes pasidaryti, jas visas įkelti ir kartu visas 6 įkelti į Etsy. Man atrodo, šios savaitės tikslus pasieksiu. Dar liks antradienis ir trečiadienis pagaminti 4 knygutėm, tai puikiai spėčiau viską padaryti. Dar prie to pačio tėvai pardaviau laptopą už 200 eurų. Tai galima pridėti šitą prie biudžeto. Šiuo metu konkrečiai išlaidų, man atrodo, negaliu pasakyti, bet uždėsiu čia ant ekrano jas. Per daug neišleidau, nes vieną dieną pas tėvus valgiau. Tai tik pusryčius reikėjo pirkti, o kitą dieną pusryčius irgi pas tėvus pavalgiau. Tai tik pietus ir vakarienę nusipirkau. Išlaidos nėra per didelės. Biudžete, man atrodo, turiu 374 eurus. Gerai neprisinu, tačiau irgi uždėsiu ant ekrano. Kaip ir manau viskas, o dabar važiuoju į salę. Šiandien pasidaryti reikia krūtinę ir kojas. Šiaip turėčiau daryti ir bicepsą, bet ketvirtadienį, kai sportavau, labai nebuvo jėgų kojas daryti, tai pasidariau vietoj kojų bicepsą. Tai šiandieną vietoj bicepso pasidaryti būtinai reikia kojas. Galimai nefilmuosiu, nežinau, krūtinėje jau rodžiau, ką darau, bet kojas gal parodysiu, ką darau, kad negalvotumėt, jog jas apleidžiu. Ką, susitiksime jau salėje. Nu ką, jau trečiadienis, rugpjūčio 14. Dar šią savaitę šitie video nebus labai gražus, dar galimai ir kitą savaitę tai bus, bet dar sekančią pasistengsiu šiek tiek paįvairinti tiek vaizdus, tiek viską, ne tik kalbėti čia su kamera. Taip gausi, kad į kurią salę nuvažiavau, ji buvo uždaryta, tai nuvažiavau į kitą, bet joje, kad ir naktis buvo, bet kartu buvo ir daug žmonių, tai kažkaip nesinorėjo filmuoti. Jau praėjo 2 savaitė, kaip aš šią mašinoje. Labiausiai nepatinka tai miego kokybė, kurią čia gaunu, ir negalėjimas susidaryti efektyvios rutinos. Dar nelabai patinka ir sąlygos darbui. Dirbant su kompiuteriu galėčiau padaryti daug daugiau tikrai. Šios savaitės išlaidos buvo šiek tiek mažesnis, pagrindė dėl to, kad vieną dieną turėjau galimybę pavalgyti pas tėvus, bet per visą savaitę išleidom 34 eurus ir 64 centus. Praeitą savaitę išleidom 44 eurus su trupučiu ir šiuo metu per abi savaitės išleista 83 eurai ir 98 centai. Taip pat šią savaitę jau turim pirmą uždarbį. Užskaitysiu ir laptopo pardavimą kaip uždarbį, tai 200 eurų, bet turim ir pirmus knygučių pardavimus. Parduotos 2 knygutės ir jos uždirbo $2,64. Žinoma, tai nėra daug ir norėtųsi kur kas daugiau, tačiau pirmos knygutės buvo įkeltos tik prieš keletą dienų ir dar užtrunka jų patikrinimas. Tai esu ganėtinai patenkintas. Mano spėjimas, kad per kitą savaitę bus uždirbta mažiausiai $50, kas taip pat nėra daug, bet taip jau yra su uždarbiu, kuris nereikalauja investicijų. Manau, kad per šį mėnesį pavyks uždirbti kokius 150 eurų. Deja, darbo planai nebuvo pasiekti, įkėliau iš viso tik 8 knygutės ir dar nei vienos neįkėliau į Etsy.
tai apsunkins kitą savaitę, nes visą tai reikės vis tiek pasidaryti. Kitos savaitės planus sukursime rytoj, arba kitaip pasakius kitame video. O dabar dėkui, kad žiūrėjote. Susitiksim kitame video.